Sveiki visi žiūrintys Žvejys Pem. Šiandieną bus Domas gamina. Šiandieną pabandysim pasidaryti woblerį. Tai va, aš turiu va tokį chisel angliškai. Pats pasidariau, čia metalą nudeginau, kaip mato, ir rankeną labai gražiai pasidariau. Ir va turiu tokį blokelį medžio, kurį pabandysiu išskoptuoti į woblerį. Jeigu nežinot, kas yra wobleris, tai va parodysiu kažkur ant ekrano dabar. Ir aš ne va šitą pabandysiu daryti, bet kažką į tą temą. Tai manau, kad pradedam. Tai va biškį kitoksai angle. Aš laikau telefoną. Tai va maždaug turim apie, tai galim, nesu dailininkas. Tai va maždaug padarom į va tokio dydžio. Čia mano bus pirmas padarytas wobleris. Ir padarom maždaug, aš čia iš akies darau, tai padarom tokie, ne? Vėlgi sakau, aš ne dailininkas, tai gali labai gražiai negautis, bet pasistengsiu. O šitaip va. Gerai, tai padarysiu time-lapsą, kaip šitą darau. Taip, tai va. Tai pasiimsiu šitą ir tiesiog taip po biškį tą medį nuskoptuosiu. Vėlgi, nedarykit šitą be suaugusio sutikimo, nes čia yra labai nesaugu. Aš galiu šitą daryti. Ir atleiskite, jeigu tai biškį keistai kamera, aš dabar laikau telefoną savo striukį, nes neturiu GoPro, bet tikrai kažkada reikės įsigyti. Ir va, kaip matot, aš dabar po biškį panaudosiu porą skirtingų dalykų, šitą galbūt reikės biškį dar paaštrinti. Ir maždaug taip skoptuosiu. Aišku, čia dabar nelabai kas skoptuojas, nes labiau šneku. Ir išskoptuosiu. Nu, šitaip, jūs žinot, kaip reikia daryti. Ir aš padarysiu time-lapsą, kai tai darau. Tai tuoj pat susitiksim vėl. Taip, tai pagaliau, kaip matot, jau yra tamsu žiauriai. Pagaliau maždaug padariau formą. Dabar šiaip realybėje aš jau kokį pusvalandį, manau, darau. Tai va dabar turiu 100 švitrinių popierių. Dabar, aišku, jis neatrodo labai jau puikiai, bet pirmam kartui, manau, neblogai. Dabar jį nušveisiu ir tada po to susitiksim vėl. Nu ką, pasiruošę, dėmesio. Taip, tai va, jau biškį, jau nušveičiu su 60 pasikeičiau ir ant kameros labai jau puikiai nesimato, nes jau labai tamsu. Bet štai va čia yra, kaip jisai atrodo, aš manyčiau, kad visai neblogai. Dabar nušveisiu su 100 ir kaip ir bus viskas kol kas. Nu ką, padariau kaip ir formą, nušveičiau jau pilnai, biškį nudeginsiu visus likučius čia, bet
pats masalas lyg jau paruoštas, kaip ir tai dabar eisiu į šviesesnę vietą. Bet pirmiausia, reikia apsitvarkyti, nes biškį betvarkė. O, žymiai geriau dabar. Biškį apsivalėm, šitas tokia. Biškį va dabar nuvalau aš ją. Ir štai yra mūsų masalas. Dar nebaigiau šiandieną, bet jau šiandien čia bus į 2 dalis. Antra dalis bus rytoj. Nebus rytoj. Dar vienas pirmiausia dalykas, ką aš padarysiu, tai aš biškį nuvalysiu šitą masalą. Čia yra paprastas universalus valiklis. Labai nedaug, kadangi čia nedidelis masalas, nenoriu labai jo iškelį. Tiesiog noriu nuvalyti į biškį vos. Vieną pusę pamirkom, pavoliojam jį, nes aš dar jį nudegint noriu, kad nuimti visus šitus, kur išsišakoja, kad būtų labai lygus ir gražus masalas. Vėlgi primenu, čia mano pirmas kartas, tai aišku, komentarai be abejo išjungti, mane tai labai užknisa, bet biškį apvaliau masalą. Ir dabar einam jį nudeginti, tai susitiksim tenai. Tai dabar paskutinė dalis, aš turiu, sekundę, labai sunku man laikyti taip tą telefoną. Dabar aš turiu degintuvą ir jisai tikrai veikia. Tik prašau, nebandykit šito namie, nes čia yra tikrai, bet aš gavau sutikimą daryti šitą ir aš labai nedaug Aš tik tai trupučiuką, kad nuimti visus pašinus. Taip, vos. Labai ilgai nedarysiu, tik kad nesudegtų, bet apskrustų, kaip sakoma. Gerai. Viskas gana bus. Trupučiuką tik apskrudo. Ir einu į apšviestą vietą, jums parodysiu, kaip jisai atrodo. Tai kaip ir sakiau, laukit antros dalies rytoj. Rytoj jau užbaigsiu šitą masalą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo Žvejys Pem. Jeigu patiko, spauskit laiką. Ir susitiksim kitame epizode. Iki.